Sveiki. Artėja Velykų savaitgalis, Velykų šventė. Tai šiandien aš noriu pakalbėti apie generalinę repeticiją Velykoms, kuri yra užrašyta Biblijoje, arba toks Velykų miniatiūra, kur mes galime pamatyti, ko galima tikėtis iš Velykų, iš tikrųjų Velykų. Mes žinome, kad Velykos yra prisikėlimo šventė, didžioji krikščioniško pasaulio dalis. Jas švenčia vieni vienaip, vieni švenčia vienaip, kiti kitaip švenčia, bet vis tik tai yra prisikėlimo šventė. Ir Jono Evangelijoje yra užrašytas pasakojimas ne apie Jėzaus prisikėlimą, bet apie įspūdingą prikėlimą Lozoriaus. Ir iš tikrųjų šitas pasakojimas yra, kaip minėjau, tokia repeticija Velykoms, tikrosioms Velykoms, Jėzaus prisikėlimui. Ir mes ten galime pamatyti, ko tikėtis iš Jėzaus prisikėlimo. Tai čia Mindaugas Pikūnas, tinklalaidė Šventas laikas. Ir jeigu turite Bibliją, tai galite atsiversti Jono Evangelijos 11 skyrių, kuriame yra pasakojama apie tai, kad dvi seserys, Morta ir Marija, nusiuntė Jėzui žinę su tokia žinute: tas, kurį tu myli, serga. Tai išgirdęs Jėzus atsakė: šita liga ne mirčiai, bet Dievo garbei, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Čia Jėzus kalba pakankamai paslaptingai. Ką reiškia ne mirčiai, kad būtų pašlovintas Dievo sūnus. Ir paskui sakoma, Jėzus mylėjo Mortą, jos seserį ir Lozorių. Vis dėlto, išgirdęs, kad tasai serga, jis dar 2 dienas užtruko ten, kur viešėjo. Ir tik tada pasakė mokiniams: eikime vėl į Judėją. Atrodo, Jėzus elgėsi keistai, ar ne? Išgirsta žinia, kad žmogus, kuris jam yra brangus, serga. Ir užuot ėjęs jo išgydyti, jis dar 2 dienas lieka toje vietovėje, kurioje buvo, ir ten nusprendžia eiti. Aišku, čia galima būtų kalbėti apie tai, kad pats Dievas žino tą laiką, ar ne? Mes, kai meldžiamės Dievui, sakydami, reikia pagalbos arba reikia atsakymo į maldą, ir mes viduje jaučiam, tą tokią skubą. Reikia dabar. Ir Dievui meldžiamės, o Dievas atrodytų delsia, ir mes galime, labai nesuprasti, kodėl. Bet šitas pasakojimas ne apie tai, kodėl Dievas delsia, nors mes turėtume pasitikėti, nes čia kaip tik aiškiai pasakyta, Jėzus mylėjo Mortą ir Mariją. Viskas, ką Dievas daro, yra iš meilės. Ir turbūt demono didžiausias gundymas yra, kad mes suabejotume tuo, kad Dievas turi kažkokių slaptų tikslų, kad jisai nori mus įskaudinti, kad jisai nori mums pakenkti netgi. Taigi Dievas, matome, atsiskleidžia kaip mylintis Mortą, Mariją ir Lozorių, bet dar 2 dienas delsia. Ir tada Jėzus mokiniams sako, po 2 dienų, sako, eikime į Judėją. Ir čia lokacija yra pakankamai svarbi. Jėzus yra kažkur toli nuo Judėjos. Jisai yra toli nuo vietos, į kurią yra kviečiamas. Judėja tai žydų pagrindinė gyvenamoji vieta. Mes žinome, kad buvo Galilėjoje gyveno žydai. Tarp Galilėjos ir tarp Judėjos žydų buvo Samarija. Aišku, taip ten buvo galima vaikščioti, transportas judėjo. Bet tai buvo pakankamai tokia nutolusi nuo Judėjos provincija. Ir kodėl tai svarbu? Nes Judėjoje buvo Jeruzalė, sostinė. Ir ten virė visas gyvenimas - ekonominis, politinis, religinis. Ir Jėzus buvo toli nuo to religinio pasaulio. Ir sako, viskas, gerai, praėjo tos 2 dienos, atėjo laikas, eikime į Judėją. Ir ką mokiniai pasakė Jėzau? Mokytojau, ką tik žydai ketinosi tave nužudyti, tave akmenimis užmėtyti, o tu nori vėl ten eiti? Ir Jėzus kalba apie tai, kad tiesiog jis yra pašauktas daryti tai, ką daro, dar kol yra diena, jisai dirbs, naktis ateina ir tada bus tamsybių metas. Ir tada Jėzus visą tai pasakęs, 11 skyriaus 11 eilutėje, jisai pridūrė, sako, mūsų bičiulis Lozorius užmigo ir aš eisiu jo pažadinti. Ir mokiniai akivaizdžiai nieko nesupranta, ką Jėzus sako. Sako mokiniai, jeigu Lozorius užmigo, tai jisai pasveiks.
Tai reiškia, kad net neverta eiti, tai yra geras ženklas, Lozorius pasveiks. Bet sako, Jėzus kalbėjo apie jo mirtį, o jie manė, kad jis kalbėjęs apie jo poilsį, apie jo poilsio miegą. Ir tada Jėzus atvirai jiems pasakė, sako, Lozorius mirė. Bet sako, aš džiaugiuosi, kad ten nebuvau dėl jūsų, kad jūs įtikėtumėte, tad eikime pas jį. Ir matome, kad yra tame Jėzaus delsime kažkoks didesnis motyvas. Jėzus sako, aš džiaugiuosi, kad nebuvau, aš džiaugiuosi, kad leidom įvykiams tekėti natūralia vaga. Ir sako, tai, kas dabar laukia, sustiprins jūsų tikėjimą. Ir tada Tomas, vadinamas dvyniu, sako kitiems mokiniams, eikime ir mirkime kartu su Jėzumi. Mat matome, kad šitoje istorijoje mirties motyvas, su gyvenimo eina lygiai grečiai, ar ne? Jėzus yra kviečiamas išgydyti Lozorių, bet Jėzus delsia ir yra kalbama apie kažkokią tai niūrę ateitį, apie niūrę lemtį, apie mirtį. Ir mokiniai Jėzaus šitoje kelionėje į Judėją, šitą kelionę jie priėmė kaip mirties nuosprendį, kaip pasirašymą savo nuosprendžio. Ir jie sako, gerai, jeigu Jėzus eina, Judėjoje, kur yra centras, širšių lizdas, jeigu taip galima pasakyti, visų politinių, ekonominių ir religinių intrigų, Tomas gerai žinojo ir mokiniai gerai pažinojo savo tautos religinę kultūrą, religinį pasaulį ir jisai žinojo, kad toks Jėzaus elgesys nebus nepastebėtas ir jiems kartu su mokytoju teks paaukoti savo gyvybės už savo įsitikinimus, bet jie ryžtasi eiti. Jie klydo, niekas jų nenužudys, bet matome, kokios yra nuotaikos. Ir sako, Jėzus atėjęs rado Lozorių jau 4 dienas išgulėjusi kapo rūsyje. Ir dabar mums tampa aiškiau šiek tiek tas pats, laike šitą istoriją tampa aiškesnė, kada Jėzus sako, gerai, neskubėkime eiti. Pasirodo, Lozorius jau buvo miręs. Ar Jėzus būtų spėjęs ateiti, ar nebūtų spėjęs ateiti, bet Lozorius mirė. Ir galima būtų pasakyti, jeigu Jėzus mylėjo Mariją ir Mortą, jisai būtų skubėjęs ateiti anksčiau pas juos, paguosti juos. Ir mes žinome, šitą istoriją baigėsi prisikėlimu ir prikelti jų brolį. Bet reikėjo to laiko tarpo. Kodėl jis yra svarbus žydų tokiam, tokioj tradicijai, pasakykime taip. Vyravo įsitikinimas, kad kai žmogus miršta, dar ta gyvybinė energija, dar kažkokia tai dvasia sklando 3 dienas aplink tą mirusį kūną. Ir visko dar gali būti su tuo kūnu. Bet 4 diena yra jau tokia ribinė diena. 4 diena yra, kada reikia palaidoti visas viltis dar kažkokiam stebuklingam prisikėlimui. Ir matome, kad tos 4 dienos greičiausiai čia ir sužaidžia tą lemiamą vaidmenį, kad kai Jėzus atėjo, žmonės visi aplinkiniai buvo palaidoję mintį, kad gali būti kažkoksai tai stebuklas. Jėzus jau buvo prikėlęs žmogų ir daugybė žmonių įtikėjo, daugybė žmonių buvo apimti. Vieni galbūt siaubo, kiti buvo jiems atimtas žadas, iš tikrųjų pamatyti stebuklingą Dievo galios pasireiškimą, prikeliant žmogų, tai neeilinis įvykis. Bet čia mes matome, kad Jėzus delsė dar daugiau, kad šitas stebuklas, kurį jisai padarys, pasiliktų žmonių atmintyje dar ryškiau. Taigi Jėzus atėjo, jis neatėjo į Jeruzalę, į Betaniją, kur gyveno Morta, Marija ir Lozorius. Ta Betanija miestelis buvo labai arti Jeruzalės, vos tik tais už keletos kilometrų. Ir sako, daug žydų buvo atėję pas Mariją ir Mortą paguosti jų dėl brolio mirties. Ir tada Morta išgirdusi,
kad ateina Jėzus, išėjo jo pasitikti, o Marija liko namuose. Ir Morta atėjo pas Jėzų ir sako, viešpatie, jeigu tu čia būtum buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Bet sako, ir aš dabar žinau, kad ko tik tais prašysi Dievo, Dievas tau duos. Neaišku iki galo, ar Morta čia supranta, apie ką jinai kalba. Mes istorijos pabaigą žinome, Jėzus prikelia Lozorių. Bet kada Morta sako, atrodo, jinai pilna tikėjimo, ar ne, kad Jėzus gali netgi prikelti iš numirusiųjų. Bet kontekstas neišduoda mums tikrųjų Mortos jausmų ir įsitikinimų, ar jinai iš tikrųjų tikėjo, kad taip gali įvykti. Bet čia užsimezga pokalbis apie prisikėlimą. Ir Jėzus jai sako, tavo brolis prisikels. Ir Morta atsiliepia, sako, aš žinau, jog jis prisikels paskutinę dieną, mirusiems keliantis. Ir matom, kad štai ką jinai galvoja, kad brolio prisikėlimas sulig Jėzaus atėjimu pas Mortą, jos širdyje šito įsivaizdavimo pas ją nebuvo, greičiausiai. Ir tada Jėzus pasako įsimintinus žodžius, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, neragaus mirties per amžius. Ar tiki? Ir tada Morta išpažįsta, sako, taip viešpatie, aš tikiu, jog tu esi Mesijas, Dievo sūnus, kuris turi ateiti į šį pasaulį. Morta pasako čia labai daug šitose žodžiuose. Jinai išpažįsta, kad Jėzus nėra šiaip šeimos draugas. Ateinam pasikalbėti, paguosti, kad Jėzus yra Mesijas, Dievo siųstas. O Jėzus savo ruožtu pasako irgi labai daug ir turbūt jeigu lankysitės bažnyčioje šį savaitgalį ar sukursite aplinką, kurioje bus jums girdėti ir Biblijos, ir krikščioniškų giesmių, tai šitas motyvas pakankamai aktualus arba jis bus dažnai girdimas. Jėzaus žodžiai, aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas jeigu mirti, nors jeigu tiki manimi, nors ir mirtų, vis tiek bus gyvas. Taigi tas prisikėlimo motyvas labai ryškus ir aišku, dažnai mes galvojame apie tą prisikėlimą, apie tai, kai Jėzus ateis antrą kartą ir jisai prikels žmonės tuos, kurie tikėjo. Taigi mirtimi niekas nesibaigia. Bet Jėzaus žodžiai yra kur kas aktualesni Mortai ir Marijai tuo metu, kada jos gyveno. Jėzus kalbėjo ne vien tik tais apie būsimą ateitį, jisai kalbėjo apie tai, kas jų laukia irgi. Ir tada jisai nuėjo prie kapo ir jisai paprašė, kad būtų pakviesta Marija ateitų pas jį. Ir Morta nuėjo, sako, mokytojas atėjo ir šaukė tave. Ir Marija išgirdusi, kad Jėzus atėjo, nuskubėjo pas Jėzų. Bet pamatė žydai, kad Marija išeina, jie greitai susirinkę žydai, kurie atėjo paguosti šią liūdną akimirką šeimos, pamanė, kad Marija nueina prie kapo ir jie nusekė paskui. Ir galima sakyti, kad jau prie kapo pradeda rinktis žiūrovai, pradeda rinktis minia. Jie nusekė paskui Mariją, o Marija atėjo ten, kur buvo Jėzus ir jinai kreipėsi į Jėzų tais pačiais žodžiais. Sako, viešpatie, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Aišku, kai gedulo akimirka, iš tikrųjų lengva ieškoti kažką tai, kas yra kaltas. Tu galbūt esi kaltas, dar kažkas yra kaltas. Ypatingai jeigu buvo galimybė kažkaip tai padėti tam žmogui. Ir čia aišku, tas kalties jausmas, tas kalties priskyrimas yra svarbus dalykas, kalbant apie netektį, bet Jėzus nesivelia į šitą diskusiją. Sako, Jėzus pamatęs ją verkiančią ir kartu atėjusius žydus verkiančius. Jis labai susigraudino ir susijaudino. Ir tada jisai paklausė, kur jį palaidojate? Ir jinai atsakė, štai viešpatie, ateik ir pasižiūrėk. Ir sako, Jėzus pravirko. Jėzus buvo toks vyras, kurį nėra taip lengva pravirkdyti, jeigu taip galima pasakyti.
Ir jisai čia pravirko. Visi aplink verkia, mes ką tik tai skaitėme, ar ne, sako, pamatė Mariją verkiančią, pamatė žydus verkiančius, Jėzus susigraudino, čia tas žodis susigraudino galbūt nelabai tiksliai išverstas, jisai galėtų būti išverstas susijaudino Jėzus, ta prasme, kažkokie jausmai, čia yra kalbama apie kažkokius tų jausmus, nors kitas žodis sako susijaudinęs, jisai yra verčiamas netgi kitose Biblijos vietose, kad kone Jėzus supyko lygtais, kažkoks rūstumas netgi atėjo į jo širdį. Čia taip pas mus gražiai išversta, lyg Jėzus tiesiog stovi, žinai, ir apatinė lūpa trūkčioja, nes jisai pagautas to liūdėsio, nes visi aplinkui verkia. Pasirodo, Jėzaus širdį kyla kažkokie daugybė jausmų. Kažkoks lyg ir pyktis, sakau, šitas žodis kitose vietose yra verčiamas kaip griežtumas, kaip kažkoks tai rūstumas netgi kartais. Ir mes žinom, aišku, kad ir mūsų širdyse, kai kartais mes jaučiam kažkokioj situacijoje, kuri nėra tokia, kuri mums yra aktuali ir pakankamai jautri, mes galime jausti daug jausmų, ar ne? Ir kartais mes netgi taip ir sakome, nežinau, kažką daug visko jaučiu. Galima jausti ir pavydą, ir susižavėjimą, ir viltį, ir liūdėsi, daug įvairiausių dalykų. Bet Jėzus pravirko. Kažkas Jėzaus širdyje vyksta, net kad jisai pravirksta. Ir pakankamai šitoje vietoje taip paslaptingai pasakyta. Šita vieta mums neatskleidžia labai daug, dėl ko Jėzus šitoje vietoje verkė. Žmonių interpretacija buvo kokia? Štai kaip jis jį mylėjo. Kiti sako, argi tas, kuris atvėrė neregio akis, negalėtų padaryti, kad šitas nemirtų? Matom, kad auditorija komentuoja šitą situaciją, ar ne, apie Jėzų. Ir žmonės galvoja, kad Jėzus verkia, nes mato Mariją verkiančią, mato Lozorių jau mirusi. Ir labai lengva padaryti tokią išvadą, bet šita išvada aš manau, kad nėra iki galo teisinga. Kodėl aš manau? Aš nemanau, kad Jėzus neliūdėjo dėl to, kas vyko, kas vyksta prie kapo, ar ne? Mes irgi galime ateiti visiškai neplanuodami nei verkti, nei liūdėti, bet kada pamatom liūdėsi, skausmą, kurį žmonės išgyvena, tarkim, jeigu mirties akivaizdoje, ir mus gali prigauti liūdni jausmai ir mes galime susigraudinti. Todėl aš nenoriu irgi sakyti, kad Jėzus čia nėra empatiškas. Galbūt Jėzų prigavo šis jausmas, empatija, ir jisai tiesiog jautė tai, ką jaučia žmonės. Jie verkia ir Jėzus verkia, bet įdomu tai, kad apaštalas Jonas, kalbėdamas apie Jėzaus ašaras, sako, kai Jėzus pamatė Mariją verkiančią, žydus verkiančius, jisai naudoja vienokį žodį, kalbėdamas apie verkimą, apie raudojimą. Bet kada jisai kalba apie Jėzų, jisai naudoja visai kitą žodį. Sako, Jėzus verkia ir jisai naudoja tokį žodį, kurio nėra kitur Evangelijose. Jisai irgi reiškia verkė, bet kažkodėl tai Jonas, rašydamas savo Evangeliją, naudoja visiškai kitą žodį, kalbėdamas apie Jėzaus ašaras. Todėl aš manau, kad čia Jėzaus ašaros nėra susijusios vien tik tai su tokiu liūdėsiu, kad matau, žmonės laidoja kitus žmonės ir man dėl to liūdna. Aš neneigiu, kad galėjo būti atspalvis šito liūdėsio irgi, bet būtų keista iš vienos pusės, ar ne? Jėzus žino, kad prikels Lozorių. Jėzus žino, ką jisai ruošiasi daryti. Apaštalas Paulius laiške Tesalonikiečiams 4 skyriuje tikintiesiems rašė apie prisikėlimą ir jisai sako, aš nenoriu, kad jūs liūdėtumėte kaip tie, kurie neturi vilties. Jisai kalbėjo apie prisikėlimą ir čia Jėzus kalba apie prisikėlimą. Tie, kas mirė, sako, jeigu manim tiki, jie prisikels. Reiškia, Biblijoje yra kalbama taip, aš suprantu, miršta artimas žmogus, mums gali būti liūdnas, gali skaudėti, mes galime verkti ir nereikia slėpti tų ašarų, bet visame tame yra viltis, ar ne, kad žmogus gali prisikelti, kad Dievas jį prikels. Taigi tas liūdesys nėra toksai beviltiškas, kada ašaros yra visa apimančios, nes prieš tave stovi mirtis
Ir jinai yra nepavaldi niekam, nei laikui, nei tavo galiai ją nugalėti. Tiesiog tu stovi prieš faktą, visiškai bejėgis ir tiesiog viską, ką gali daryti, tai verkti. Bet Jėzus tai žino. Jisai stovi prie Lozoriaus kapo, jisai žino, ką ruošiasi daryti, jisai ruošiasi Lozorių prikelt, jisai mato, kad tos ašaros, tas liūdesys yra laikinas. Ir tada Jėzus sako, atėjo prie kapo, ir tai buvo uola užrista, tada Jėzus sako, nuriskite tą akmenį. Morta ir Marija sako, tu ką juokauji, jau 4 dienos jisai yra miręs, jau dvokia. Ir mes matome, kad iš tikrųjų, galimas, kaip ir sakau, šita istorija yra kaip generalinė repeticija Jėzaus prisikelimui, kaip tokia miniatiūra didesniam, nurodant į didesnį įvykį. Ir sako, jau praėjo 3 dienos, viskas, nėra šansų, galų gale kūnas jau pradeda irti. Bet Jėzus sako, Mortai, argi nesakiau tau, jeigu manim tikėsi, pamatysi Dievo šlovę. Ir jie nurito tą akmenį. Ir tada Jėzus sako, dėkoju tau, kad tu mane išklausai. Jėzus meldžiasi Dievui. Aš žinau, kad visuomet mane išklausai, tačiau tai sakiau dėl čia esančių, kad jie įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs. Mes matom, kad Jėzus ėjo prikelti Lozoriaus, jis buvo užtikrintas, kas bus, ką jisai padarys, koks džiaugsmas laukia seserų, kada jos susitiks su prisikėlusiu savo broliu. Dėl to aš noriu pasiūlyti mintį, kad Jėzus verkė ne dėl to, kad žmonės liūdėjo dėl praradimo, dėl netekties. Ir tada jisai pasakė galingų balsų, Jonas sako, Lozoriau išeik, ir numirėlis išėjo iš kapo. Jo rankos ir kojos dar buvo suviniotos aprišalais, o veidas apviniotas drobulė. Ir tada Jėzus sako, atraišiokite jį ir leiskite jam eiti. Norėčiau būti ten buvęs. Kaip greitai žmonėms pasikeitė jausmai. Iš pradžių buvo liūdesys, ašaros, tada nesusipratimo jausmas, gal netgi pykčio, kad Jėzus čia savivaliauja, atritamas akmuo, kapo, ką jis čia sau leidžia, ką jis čia darys. Smalsumas galėjo pagauti žmonių širdis ir galų gale nuostaba, netgi baimė pamačius, kaip išeina numirėlis iš kapo. Ir tos 4 dienos, aš noriu prie jų grįžti, dar šiek tiek jos yra labai svarbios šitoje vietoje, nes Jėzus žinojo, kad po šitokio įvykio žmonės jau negalės niekaip, nei moksliškai, nei, nežinau, religiškai apeiti šito klausimo. Kas yra Jėzus, kokia galia yra slypi jame ir koks yra jo vaidmuo žmonių gyvenime. Ten, kai pavalgydino tūkstančius, ten kažkas pasakojo, kažkas ten suvalgė, nesuvalgė, kažką išgydė, tai dar neaišku, kaip jisai išgydė, čia gal žmogus pats tikėjo, čia ne Jėzus, ne Jėzuje ta galia yra, jisai moko, gerai, jisai ten pamokslauja, šneka, bet mes turim savo teologus, gali kažkaip tai diskutuoti, bet su prisikėlimu negali niekaip diskutuoti, jis kaip faktas, kaip mirtis, prieš mirtį tu nieko negali padaryti. Ir staiga prisikėlimas, žmogus, kuris buvo miręs 4 dienas, kurį visi žinojo, kad po 4 dienų jau tai padaryti neįmanoma, tai galėjo padaryti tik tais, didesnis už mirtį galę turintis, nei mirtį turintis asmuo, ir tas asmuo buvo Jėzus. Ir Jėzus žinojo, kad po šito įvykio jau nebebus kelio atgal. Po šito įvykio iš tikrųjų mokiniai buvo teisūs, dabar arba į visišką priėmimą tautos ir žmonių, arba į kovą su tamsiosiomis jėgomis. Ir sako, daugelis žydų buvo atėję pas Mariją ir matė, ką Jėzus padarė. Ir įtikėjo, bet kai kurie nuėjo pas fariziejus ir jiems pranešė, ką Jėzus yra padaręs. Papasakot, paliudyt, čia lyg ir nieko tokio. Bet jie turbūt atėjo norėdami sužinoti, o ką sako religiniai vadovai apie tai. Tuomet aukštieji kunigai ir fariziejai sušaukė teismo tarybą ir svarstė, ką daryti. Jie nesvarstė čia apie tai, ką daryti, įtikėti, priimti Jėzų, kaip čia mums dabar pasikeisti, kaip dabar čia mums bus su visų judaizmu, su visa sistema, šventykla, su religija, ką mums daryti. Ir sako, šitas žmogus daro daug stebuklų.
jei taip jį paliksime, tai visi įtikės. Iš vienos pusės gerai, iš kitos pusės jie pasako motyvą, kas juos neramina. Ateis romėnai, sunaikins šventyklą, šventąją vietą ir visą mūsų tautą. Jie pergyvena ne dėl to, kad galbūt Dievas čia kažką daro įspūdingo jūsų aplinkoje. Jie pergyvena apie tai, ką žmonės pasakys ir kas su mumis bus. Ateis ir mus nugalės. Mums reikia, tai mes, iš vis mūsų svarba išnyks. Aišku, jie projektuoja, jie bando visokius scenarius svarstyti apie tai, kas laukia. Nieko jie nežino, kas laukia. Jie nežino, kas laukia, jeigu jie priimtų Jėzų. Bet jie projektuoja savo ateities vizijas visokias ir jie mato, kad yra vienintelis, jeigu priimam Jėzų, jeigu leidžiam jam netrukdomai veikti, mes nueisime į pražūtį. Ir iš tikrųjų žydų tauta ir nuėjo į pražūtį. 70 metais romėnai neapsikentė su žydų visokiais maištais, ateis ir sunaikins Jeruzalę ir šventąją vietą, bet jie sunaikins ir šita šventa vieta bus sunaikinta ne dėl to, kad jie priėmė Jėzų, bet dėl to, kad jie atmetė jį. Jį prisikėlusi Dievą jie tiesiog atmetė ir galvojo, kad taip jie saugo savo gyvenimo ateitimi, rūpinasi, saugo save, o iš tikrųjų nepaklusnumas Dievui veda į destrukciją, į pražūtį. Tada vyriausiasis kunigas Kajafas atsistojo ir kalbėjo pakankamai pranašiškai, sako, reikia vieną žmogų nužudyti, ir kad išgelbėtume visą tautą. Ta prasme, reikia elgtis taip dėl didesnio gėrio. Mes turime padaryti mažesnį blogį dėl didesnio gėrio. Ir sako, nuo tos dienos jie buvo tvirtai pasiryžę Jėzų nužudyti ir Jėzus jau nebegalėjo viešai vaikščioti ir tarnauti. Matome, kad prikėlimas Lozoriaus galutinai išskaidė, išsluoksniavo visuomenę. Vieni tikėjo į Jėzų, o kiti nusprendė jį nužudyti. Ir iš tikrųjų toks yra ir Jėzaus prisikėlimas, ar ne? Vieni Jėzų priima, kiti Jėzų atmeta ir tai daro savo pačių išgelbėjimui arba savo pačių pražūčiai. Kol dar Jėzus toks moralinis mokytojas, kol dar Jėzus yra kažkoks toks, mielas kaip kačiukas, žinai, kurį gali prisijaukinti, kai tau atsibosta, gali padėti jį į šalį. Kol dar tu esi tame lygmenyje, dar gali žaisti ir su savo amžinuoju likimu. Bet kada įvyksta prisikėlimas ir tu stovi prieš šitą faktą, tu jau nebegali šito fakto ignoruoti, nepažeisdamas savo paties sielos, nepažeisdamas savo paties dvasios ir aišku, nesukeldamas pavojaus savo paties kūnui. Bet grįžkime prie Jėzaus ašarų. Jėzus verkia. Kodėl Jėzus verkia? Kaip minėjau, galėjo verkti dėl to, kad buvo daug ašarų tuo metu ir Jėzus tiesiog empatiškai atliepė. Jėzus panašiai kaip apaštalas Paulius, kuris tikintiesiems sakė, su verkiančiais verkit, su tais, kurie džiaugiasi, džiaukitės. Jėzus lyg ir atrodytų atliepia žmonių tuometinį jausmą. Bet Jėzus verkia iš tikrųjų tik tais 2 kartus. Aišku, laiške žydams yra pasakyta, kad Jėzus meldėsi Dievui ir su ašaromis savo prašymus pateikė Dievui. Ir čia aš nenoriu eiti į šitą dalyką, nes maldoje, kas vyksta maldoje, tai vyksta maldoje, tai mūsų asmeninis reikalas, mes galime juoktis, šokti, verkti, dėl įvairiausių dalykų galime sau leisti būti visiškai atviriems Dievui. Kada esame viešumoje, mes kartais prisižiūrime, kartais susivaldome ir nebūtina viską rodyti. Bet viešumoje Jėzus meldėsi 2 kartus. Pirmas yra šitas, jisai pakankamai toks paslaptingas, atrodytų, dėl ko čia Jėzus verkia. Kas gali taip Jėzus sujaudinti, kad Jėzus verkia? Kodėl Jėzus neverkia, kai kitų vaikai mirė, kai kiti žmonės atėjo su savo ligomis? Kodėl Jėzus verkia tik tais, kai jo jau geri draugai? Tai ar jam labiau skauda Mortos ir Marijos išgyvenimai, jį labiau paliečia, nes ryšys pas juos artimesnis, nejaugi su kitais, su manim tarkim, arba su jumis, arba su tūkstančiais tų, kurie gyveno tuo metu, jo ryšys, Jėzus juos mažiau mylėjo ir jų netektis ir praradimai Jėzų mažiau skaudino, mažiau žeidė.
Antrą kartą, kada yra paminėtas Jėzaus ašaros, tai yra Luko Evangelijoje 19 skyriuje, kada Jėzus eina į Jeruzalę. Ir aišku, daug įvairiausių jausmų Jeruzalėje. Prisimenat, Tomas, vadinamas dvyniu, sako, eikime į Jeruzalę, nes ten mirsim mes. Jie buvo pasiruošę mirti. Bet tą dieną, kada Jėzus įėjo į Jeruzalę, žmonės jį sutiko kaip karalių, bet sako, Jėzus, žmonės šaukė, garbė karaliui, kuris ateina viešpaties vardu, ramybė danguje, šlovė aukštybėse. Visi džiaugiasi ir Jėzus sakė, nedrauskit, tegul džiaugiasi. Bet sako, prisertinęs prie Jeruzalės ir išvydęs miestą, Jėzus verkė. Kai visi džiaugiasi, Jėzus verkė. Ir Jėzus labai aiškiai pasako, kodėl jisai verkė. Sako, ir jisai ištarė žodžius, o kad tu šiandien suprastum, kas tau atneša ramybę. Deja, tai paslėpta nuo tavo akių. Tu sulauksi dienų, kai tavo priešai apjuos tave pylimu, apguls iš visų pusių ir suspaus tave. Jie parblokš tave ant žemės ir tavo vaikus su tavimi ir nepaliks tavyje akmens ant akmens. Pamenat, mes jau kalbėjom apie tai, kad žydai galvojo, reikia Jėzumi atsikratyti, kad išsaugoti miestą ir tautą. Bet Jėzus sako, kad jūs atmesdami mane pražudysite ir miestą, ir visą tautą. Ir sako, visa tai laukia tavęs, nes tu nepažinai savo aplankymo meto. Nepažinai meto, kada Dievas, kuris neša ramybę, ateina į šį miestą, pro tavo vartus ateina pas tave. Ir aš manau, kad Jėzus verkė, visur yra viltis, bet Jėzus verkė, matydamas aplink netikėjimą. Nes netikėjime vilties nebėra. Jeigu žmogus užkietina širdį ir atmeta, nebėra jokios vilties, lieka tik tais ašaros. Lieka tik tais ašaros. Kol yra viltis, tos ašaros, tas liūdesys, jisai turi savo vietą, bet jis turi išeiti, yra šviesa tame tunelio gale. Bet kada žmogus užkietina širdį ir atmeta paties Dievo ateimą į jo gyvenimus, lieka tik tais ašaros. Ir aš manau, kad Jėzus prie to kapo verkė ne dėl to, kad Lozorius mirė, kad žmonės išgyvena skausmą, kas irgi yra skaudu ir mums nereikia tų ašarų slėpti, bet kaip apaštalas Paulius, mano jau minėtas, sako, mes neliūdime kaip tie, kurie neturi vilties. Mes galime verkti, mes galime liūdėti, vienas kitą stiprinti ir palaikyti, bet visą laiką yra viltis, nes Jėzus prisikėlė. Mirtis nėra galutinis taškas. Dėl ko Jėzus iš tikrųjų verkė, dėl ko Jėzus iš tikrųjų nesuvaldė savo ašarų, tai dėl netikėjimo žmonių. Nes ten nebėra jokios vilties. Jeigu žmogus atmeta Dievą, kokia dar gali būti jam viltis? Nebėra nei prisikėlimo, nei bendro gyvenimo su Dievu. Ir Jėzus viską, ką darė, kas jam beliko, tai verkti ir apraudoti tokį žmonių likimą, netgi tada, kada jisai parodo didžiausią pasaulyje įmanomą stebuklą. Žmogus patyręs mirtį, priešą ir galiūną, kurio mes niekaip negalime nugalėti ir kuris mus verčia jaustis beviltiškai, Jėzus nugalėjo visą tai, kad suteiktų žmonėms viltį, kad žmonėms suteiktų galimybę sugrįžti pas Dievą. Ir Jėzus sako, netgi jeigu jūs mirsit, jūs gyvensit, aš jūs prikelsiu. Bet jeigu žmonės atmeta jį, lieka tik tais ašaros, nes vilties jokios nebėra. Taigi šią savaitgalį mes švenčiame Velykas, tai prisikėlimo ir gyvenimo šventė, tai yra vilties šventė. Bet ne visi tuo tiki. Aišku, šiuo metu galbūt, gal kitą dieną, kitais metais, galbūt prieš mirtį žmonės įtikės, mes negalime nuspręsti, negalime šito laiko žinoti. Bet šiandien aš manau, kad yra verta susimastyti, kad ką mes darom su tuo prisikėlimu. Ar tas prisikėlimas mums suteikia viltį? Ir mes esame pilni tos gyvenimo vilties, netgi jeigu mūsų žemiškasis kūnas nyksta ir sensta ir galų gale, kaip yra įprasta šitame nuodėmingame pasaulyje, nueina į kapą,
Mes negyvename kaip tie, kurie ir neliūdime kaip tie, kurie neturi vilties. Prisikėlimas yra tas vilties ženklas, kad netgi tai, kad jeigu šitame pasaulyje yra mirtis, lygos, nelaimės ir karai, vis tais mes turime tą viltį. Saugokime savo širdis nuo užkietinimo, nes užkietinus šitas širdis daugiau nieko nelieka, tik tais baisus lemties laukimas, kažkokios tai mirties laukimas be jokios vilties. Ir Jėzus verkė, Jėzus, sakau, jisai nebuvo taip lengvai sugraudinamas, jisai visko matęs buvo, visko patyręs žmogus ir Dievas įsikūnijęs mūsų pasaulyje, bet matydamas žmonių kietas širdis, jisai matė beviltiškumą, netgi pats Dievas jautėsi beviltiškai, nes nieko negali padaryti, žmogus gavęs visus įrodymus vis tiek pasirenka netikėti. Tai mes gavę visus šituos įrodymus, priimkime Dievą dar labiau į savo gyvenimus, atsiduokime jam, melskimės, kad suprastume tą viltį, tą žinią, kurią neša Jėzaus tuščias kapas, tas prisikėlimas. Ir laikykime tos vilties ir drąsinkime vienas kitą toje viltyje, neprarasti tikėjimo, nes kol mes gyvename su Dievu, netgi mirtis neturi mums galios. Ir visą laiką mes turime, visą laiką yra viltis ir mes ją turime kaip didžiausią Dievo duotą dovaną. Tiek šiandien. Suraskite būdų, kaip galėtumėt savo šeimoje pasidžiaugti, paminėti, prisiminti Jėzaus prisikėlimą. Tegul viltis lieka jūsų širdyse. Jeigu šitas video jums pasirodė naudingas ir aktualus, pasidalinkite su savo draugais, pamėkite šitą kanalą ir iki.